buvo atmata, o čia skirvytė. Matot, atmata. Rusnė. Sakiau, kad nuo Rambyno Nemunas vadinasi Rusnė. Tai čia ir yra Rusnė, ne Nemunas. O ten tas bokštas jau? Ten jau Rusnė, Kaliningrado. Iš Kauno, iš šio namo. Šiaip tai Vyšanyse 1-2 klasę baigiau. Šiemet kelis sykis pravažiavau. Aha, ir ką norit pasakyti, Ventės Rage pirmą sykį? Ne. Labai gerai. Aš žinot, kodėl gerai? Jeigu nusišnekėsiu, net nepastebėsit. Jūs pagirdėt, kaip pasakoju? Neišduosit, reiškia. Ką, eisit dabar į paukščių gaudyklę. Šiaip mes lankysim, žinokit, po gaudyklės neleidžiam landžiot, bet man bus galima su jumis užeiti. Jie irgi galės užeiti. Papasakosiu, kad į gaudyklę paukščiai kliūna. Labai daug žmonių, žinokit, neįsivaizduoja. Kažką naujo apie žiedavimą išgirsti, kažką naujo apie migraciją, bet ne apie tą migraciją, kur iš Baltarusijos buvo. Apie paukščių migraciją. O paskiau norėsit pavadinti, kaip paukščiokų žiedojam? Norėsim. 1929, toks jauninota, ne? 95 metai. O aš pas, praeikit žinai, o aš pas paukščių žiedot pradėjau, oi kaip senai, bet kai dabar atsimenu, kokie geri metai buvo, atsimenat? Ar susitikom? Mes gi klasiokai abudu. Ir susitikom. Meluojat. Meluojat. Aš gi 78 pradėjau žiedot paukščius. 8 klasėje buvau. O kuriais vidurinę baigėt jūs? 81. Aš jau nežinau. Sakiau, kad klausau. Netikiu. Nu ką, ne? Nu nepažįstu, tai jau 40 kiek. Aš pasikeičiu. Nu ką, aš ne? Jūs nepasikeitėt. Tai va, 81 atvažiavau iš Mareito, kaip sakau, ne? Jau iš 40 metų Ventės Rage. Bet kai atvažiavau Ventės Rage dirbti, man buvo 18 metų. Tai va, o paukščių žiedoju 47 metai. Nu, kai galvojat, kiek aš savo rankom paukščioko jau sužiedavęs esu? Milijonus. Trūksta. Nu, ne man trūksta, milijonai. O mano sąskaitoj, bet gaila, kad ne banko, man litais būt pravertę, 978 tūkstančiai. Nu ką, 22 tūkstančiai liko iki milijonų. Paukščių žiedavęs. O daugiausia paukščių, kokį metų laiku mes daugiausia paukščių pagaunam? Kokį pavasarį arabai praryja, nėra pavasarį. Jeigu tiksliau pasakius, rudeninės migracijos metu. Ir kadangi rudeninė migracija Lietuvai prasideda, kokią rugpjūtį, birželio 6 šiemet prasidėjo. Pirmiausia iš Lietuvos įskaita mylimiausia mūsų paukščiukai, inkiliukus, kai gėlė, kam? Špakam, varnėnam, ne? Ir birželį būna per dieną po 1000 varnėnų pagaunam. Ir birželio pabaigoj, atrodo tik vasara pas mus prasideda, o lietuviški varnėnai jau sėdi Vokietijai. Už 1000 kilometrų. A tai kas čia mūsų višnės nuryja, paskiau braškes? Skandinavai. Kokie skandinavai? Leningradskiai, Pskovo rusai. Suomiai. Ir biškiai estų buvo. A skandinavai varo per Daniją, tenai švedai kokie. Tu ja. Aš žinot, kad tuo tarpu lietuviai ir latviai varnėnai veikia? Taigi siaubė saudos Vokietijai. Bent tokią moralinę kompensaciją gaunama, ne? Ava dabar tikras jau ruduo. Per rugsėjį šiaip mums šiandien vieną, kokią vieną, pati geriausia šių metų diena. Net nesuskaičiavom, kiek paukščių tą apžiedavom. Lietus prasidėjo, nutruko. 3000 šiandien kokius apžiedavom. Tai geriausia diena šių metų. Bet bus dar tokių dienų, kada mes per vieną dieną rudens paukščių pagaunam daugiau, negu per pavasario. 3 mėnesius kartu sudėję. Ir 4-5 tūkstančiai bus dar. O rekordas buvo prieš keletą metų. Atsimenu, spalio pradžioj pagavom, sužiedavom 7540 paukščių. O tam krante, Neringoj, 2 paukščių žiedavimo stotis yra. Aš žinot bet vieną. Tik Ventės Ragą, ne? Na tengi 62 prie Juodkrantės Neringos paukščių žiedavimo stotis. Ir tik 20 km į pietus nuo Nidos. Pirmoji pasaulyje. O ten viskas prasidėjo dar 1901. Dabar tas stotis vadinasi rusiškai. Ten kaip tik nupiešta Neringa. Yra 100 km smėlė juosta. Jeigu paukštis į gaudyklę nekliuvo, tai ką, jis skrenda toliau. Dešinė jūra, kairė marios, apačiai žemė. O pas mus nuskrenda kokį kilometrą virš marių. Vanduo, o sausuma tik iš tos pusės. Tai va, o būna tokių dienų, kaip dabar pažiūrėkit, nebesimato kito kranto. Tai tada didelė dalis paukščių ką daro? Apsisuka į krūmus. O krūmuose mes tinklų pristatom, įkliūna į gaudyklės, gauna žiedus ir pro rusnę, va čia marių krantą. A, jau plaukėt gal laivu? Plauksit? Tai gerai, nėra ko plaukčia paskui. Va, nuo kranto plaukė, sakau, skrenda. O tie paukščiai,
kurie išdrįso, va čia tiesiai manęs perskrist, pas jau problemų turi. Aš žinot kokiu? Muitinė. O, Rusijos sieną be vizų nepraleidžia. O mes gyva žiedus išduodam, žiūrėkit, visokio kalibro. Kaip galvojat, kas ant lietuviškų žiedų būna užrašyta? Va, turėtumėt žinot, aš 8 klasėje pradėjau žinot. Kas ant žiedo užrašyta? Koks LT, žiūrėkit. Zoologijos muziejus, nežiūrė? Tai išpadidinsiu tada. O dabar? Irgi nelabai. Zoologijos muziejus Kaunas, Lietuva. Ką reikia daryti? Čia nepaimsi paukščio? Ką daryti? Ką pakelti? Jo, tą pasakykit vilioti, jūs sušoktą, ne? Ne. Su jai, žinokit, mandagiai reikia. Aš nusiimu kepurę, nusilenki. Ir kažkaip paprašai, kad išti, nestulenda. Apie jį ir žieduoja. Nu ką, dabar einam žinot, va ten matot tokias kelias, eisim žieduot paukščio. Šitas koksai. Bet ne, jeigu rimtai, daugumos paukščių patinai gražesni. Jiem dažytis reikia. Patinas būtų rausvas su melsva galva. Va, imk, jeigu nori parodysi patiną. Va, toks patinas, sužiedavai. Va, pažiūrėkit, patinas, matot? Vasarį išvis gražus būna. Tai čia vyrus patinas. Taip, patinai visada gražesniem, dažytis nereikia. Nepastebėjęs? Patekit ir čia jų. Palauk, jau duosiu patiną gerai. Kas o jėtų? Stipriai nespauskit. Skystas šokoladas, kai duosiu, kai nenusiplausit. O dabar sugalvokit norą. Bet rimta negalvokit. Čia labai norit man užvalgyti. Ai, jau. Sugalvokit norą. Kaip sakau, rimta. Paleisit, aš pasakysiu, kada jūsų noras įsipildys. Viskas jau galit paleisti. Aš žinau, kada noras įsipildys. Kai tą patį paukščiuką su tą numeriuką vėl pagausit. Ten užrašyta. O čia didžioji zylė. Jau galima, taip. Pabėgo. Gaila, prašau, prašau. Reikia, žinot, ruron papūt. Aš noriu pabėgti į negyvenamą salą, palik telefoną ir būti draugų, gulėti ant kranto, žiūrėti į dangų, klausytis ošimo jūros bangų. Aš noriu pabėgti į negyvenamą salą, gyventi kaip noriu ir kaip aš galiu, kas rytą žiūrėti į tekančią saulę, o vakare ją palydėti. Aš noriu sėdėti prie degančio laužo, paėmęs gitarą, groti aušros, daryti ką noriu, rūkyti cigarą ir net negalvoti, kas ką pasakys. Aš noriu pabėgti į negyvenamą salą, gyventi kaip noriu ir kaip aš galiu, kas rytą žiūrėti į tekančią saulę, o vakare ją palydėti. Aš noriu pabėgti į negyvenamą salą, gyventi kaip noriu ir kaip aš galiu, kas rytą žiūrėti
į tekančią saulę, o vakare ją palydėk, o vakare ją palydėk.